Kodėl vaikas vengia pasipasakoti apie savo išgyvenimus tėvams ar globėjams, priežasčių gali būti įvairių. Tačiau vaiko teisių gynėjai neretai išgirsta, kad vaikai nerimauja, jog pasidalinus savo išgyvenimais su suaugusiais bus išjuokti, nesuprasti, o gal net apkaltinti. Labai svarbi tėvų reakcija. Nuo jos priklauso, ar vaikas kitą kartą pasiriš atverti savo širdį. Jei tėvai išklauso su švelnumu, parodo susidomėjimą, sukuria saugią erdvę jausmams išreikšti, vaikui tampa lengviau kalbėtis. Tėvų atsakomybė yra priminti vaikui, kad jo jausmai rūpi, kad namie kartu su tėvais jaunuolis turi saugią vietą pasipasakoti ir būti suprastas. Tad tėvams ir globėjams turi kelis esminius patarimus, kurie padės megzti ryšį su vaiku ir skatinti jį atsiverti, pasipasakoti. Pirmiausia, skirkite laiko kasdieniams pokalbiams, net jei jie atrodo smulkus ir mažareikšmiai. Vaikui svarbu suprasti, kad jums rūpi jo kasdienybė, kad norite girdėti net ir apie mažiausius džiaugsmus ar rūpesčius. Juk būtent iš kasdienio pokalbio gimsta pasitikėjimas. Taip pat kviečiu reaguoti švelniai. Neskubėti dalinti patarimų ar teisti. Svarbu suprasti, kad jaunam žmogui ateiti ir pasipasakoti didelis žingsnis. Jis gali jausti nerimą ir dėl to būti irzlus ar įsitempęs, tad tėvų vidinė ramybė, geranoriškumas apramins ir vaiką. Dar itin svarbu priimti emocijas, juk kiekvienas jausmas turi vietą ir nėra netinkamų emocijų. Tačiau svarbu visiems mokytis jas tinkamai parodyti ir iškomunikuoti. Pokalbio metu tėvams siūlau užduoti vaikui atvirus klausimus. Kaip tu jauteisi arba kas tau buvo sunkiausia? Tai padeda vaikui mokytis įvardinti savo būseną, o svarbiausia, veikia kaip raginimas kalbėti daugiau, pasipasakoti.